Labas vakaras sulaukia rudens vidurio, nes esame žaidime Zwei Lieden machen raus auf Wiedersehen Show. Oi, pasirodo, kad netoj loterijoje esam. Sveiki atvykę į paskutinėje seriją prieš mūsų kelionę į Eseno parodą. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad palaikėte, o mes turime neišspręstų reikalų. Tai yra šventinis konkursas, kuris buvo praeitam epizode, tad nieko nelaukiame ir sukame ratą. Šioje loterijoje dalyvavo net 30 žmonių, tad galimybės laimėti buvo geresnės negu teleloto loterijoje. Ratas po truputį stoja ir jisai sustoja ties vardu Arce 737. Sveikinimai jam. Arce pakomentavo, kad nori W212 spoileriuko, tad tikėkime, jisai jį išsirinks ir apsipirks mūsų parduotuvėje. O Arce, kad atsimtum prizą, parašyk mums į Instagramą @VogueAutomotive, o mes tada susitarsim dėl prizo atsiėmimo. O dabar lekiam paskutiniam potėpiam ruoštis ir varom į Eseną. Sveiki atvykę į projektą Kelias į Eseną, kuriame du broliai nusipirko BMW M4 iš Amerikos, visą sudaužytą, su visais išsprogusiais airbagais, su traversu įskilusiu, kurį reikėjo keisti, nors ir jisai labai brangus buvo. Mes pjovėm, mes gręžėm, mes ardėm, mes išardėm visą priekį. Galiausiai nuvežėm pas dažytoją, kuris įdėjo karboninius kapotus, sparnus, paruošė dažymui, o tada atvažiavo stiklo meistrai. Stiklo meistrai įdėjo stiklą, mes sudėjom atgal salioną, tada stumėm mašiną ant pakelėjo. Kėlėm, kol galiausiai pakėlėm, mes atidarėm kapotą, pamatėm, kad nėra radiatoriaus, įdėjom naują radiatorių, šoninį radiatorių pritvirtinom su izoliacija, uždarėm dureles, užkūrėm variklį ir įdėjom žeminančias spiruoklės, pakeitėm visą oro padavimo sistemą, į buferį įdėjom karboninės groteles, nuplėšėm plevelę nuo naujų galinių lempų ir užsukę vairą mes įdėjom naują airbagą, galiausiai uždarėm kapotą ir mes jau beveik esam pasiruošę kelionę į Eseną. Nu ką, chebryte, tai 3 laipsniai šaltojo lauke. Mašiną susitvarkėm, užsidėjom žieminės padangas, užsirašėm į regitrą, važiuojam daryti ekspertizės. Tai tikėkime, kad viskas bus tvarkoj. Ekspertizę pasidarysim technikinį ir užregistruosim mašiną. Tai vakar skambinau, užsirašiau, eilių nėra, tai sakė atvažiuot 11 valandai su pilnu baku kuro, tai vat užsipylėm benzą ir važiuojam į vietą. Žiūrėsim, ką pasakys. Tikėkime, kad be jokių siurprizų bus. Ir per šiandien realiai susitvarkysim, jau norėtųsi iš tikrųjų. Važiavom į regitrą, einam žiūrėti, kur čia ta ekspertizė. Aš pirmą kartą Raudondvario plente, ne pirmas, labai seniai buvau. Bet palauk, gal dokumentus pasimsiu, ne? A few minutes later. Ekspertizę praėjom, viskas su mašina tvarkoj.
Viskas gerai. Dabar galėsim važiuot registruoti, išsiimt numerius. Tai dabar važiuojam atgal. Važiuos brolius su antruku tą pačią procedūrą. Nu ir tikėkime, kad jisai irgi praeis. Šiaip viskas turėtų būti tvarkoj. Taip, mėlėja. Situacija tokia. Kaip žinia, mano brolis važiavo į regitrą su Emke. Dabar atėjo laikas man važiuoti į regitrą. Galėjau važiuoti į regitrą anksčiau, bet tačiau dėja nepavyko. Ir tai va, kaip sakoma, yra toks liaudiškas žodis pratarmozinau. Ir dabar atėjo ta diena, kada reikia... Šito nedėsim. Kada reikia nuvažiuoti. Nu ir žiūrėsim, kai čia mums pasiseks. Tikėkime, viskas bus gerai. Ir tikėkime, jokių kliurkų nebus. Tai va, pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim, ką mums papasakos ir tikėkime, kad labai mažai pasakos. Iš paskos dar turėtų raudonasis drakonas važiuoti, bet kažkaip nelabai matau. Atsilieka, matyti tikrai. O šiaip tai ką, nu, kaip žinia, su šitą mašiną pravažiavom pasirodėm porai parodų. Norėjau padaryti kontentą su ją. Dėl laiko stokos, kad ir koks tai nebūtų pasiaiškinimas, nelabai pavyko. Ir dabar netinkamų laikų, kada jau šlapia, niūru, netaip smagu, sugalvojau, kad reikia vis dėlto padoriai užsiregistruoti, kad būtų galima daryti kontentą ir gražesnės medžiagos paduoti. Gal kažką labiau papasakot, biškį reelsų padaryti šiek tiek. Ir šiaip gal jau biškį pradėti džiaugtis mašiną kaip ir reikia, o ne tiesiog žiūrėti ją ir akis ganyti. Tai va, matysim, kaip čia mums seksis. Pirma reikia praeiti etapą. Tai yra regitros etapas. Nu ką, galima maldelę sukalbėti. Žinoma, kad galima. Kristosai, kuris esi danguje, gal tu gali man padėti? Šiandien atvažiavau į šitą magišką vietą regitrą. Man reikia praeiti technikinę ir ekspertizę. Palaimink šitus ratus, padangas, lempas ir visą kėbulą. Ačiū. Nu ką, tai vis dėlto galiu pasakyti, kad maldelė pasisekė. Tikrai nuoširdžiai meldžiausi ir žinokit, pavyko. Negarantuoju, kad kitiems pasiseks, bet jeigu labai norėsit, tai ir labai turėsit. Tik tiek galiu motyvuoti jūs šiandien. Jums gal atrodo tai niekis, man atrodo kaip pasisekimas ir didelis pasiekimas. Nes galėsiu eksploatuoti šitą mašiną Kauno ir Lietuvos gatvėmis. Gal net ir į užsienį išlėkti galimai. Taigi, palinkėjimas visiems. Laikykit savo mašinas techniškai tvarkingas. O dabar važiuojam numerių.
One eternity later. Atvažiavome Kirvės prospektą į kitą regitrą ir dabar įsiimsim numeriukus. Ir oficialiai važinėsim gatvėmis. Tai va, čia jau nesimelsiu, nepykit, čia jau nėra ką. Bet manau, kad nuo šito momento biški kontentuko bus paduota. Tai va, stay tuned. Numeriukai vietoj. Tai dabar reikės kaip tikram lietuviui važiuoti švęsti ir kokį kebabėlį gal įpridolinti. O šiaip tai manau, kad su šitu visų eventų, su šitu numerių išėmimu galim pasakyti, kad įsibėgėjame pasiruošimui kelionį į Eseną. Nu ir gal netyčia išvažiuosim, galbūt. Maestro žodį. Nu bandysim, numeriai yra. Mašinos užregistruotos, techniškai tvarkingos, tai reikia pabandyti gal ir išvažiuoti į Eseną. O jeigu po ilgosios pertraukos bus -20, ar vis dėlto išbėgsite į aikštelę? Kodėl tu čia durnų klausimų klausinėjai? Sergu aš. Na, tada važiuojam. Reportažas baigtas, Kaunas, Lietuva, regitra. Negalima telefonu naudotis vairuojant. Ką tu darai? Tai nesimato. Prisigavau tada. O šiaip tai ką, nuvažiuojam. Taigi situacija tokia. Turime Emkę, jau jinai kaip ir artėja prie pabaigos. Visur tik tais carbon fiber. Ir realiai iki galutinio vaizdo mums labai trūksta ratų išnešimo. Taigi galvojam, kad reikia uždėti mūsų spacerius, kuriuos turim ir BMW F serijos, ir E serijos, ir G serijos. Ir išnešti šitus ratus priekinius 12 mm, kad susilygintų su arkom, o galinius biškai didesnius 15 mm. Nu ir ką, ir aš manau, kad turėtų visai gal ir nieko viskas atrodyti, žinai, nu taip labai gražiai. Tai stumiam tada Emkę ant pakelėjo ir varom. Dar va truputis už sceninių kadrų. Kaip yra daromi 2 darbai vienu momentu. Taigi dabar dėsim rastavkės, lietuviškai nežinau, kaip jos vadinamos. Ratų išnešimo korektoriai. Ratų išnešimo korektorius. Ir prie to paties jums filmuoja medžiagą, bei mūsų operatorius, gerbiamas Kedvinas, taip pat fotografuoja ratų išnešimo, kas tokie? Korektorių. Gražias nuotraukas prie mūsų mašinytės. Tęskit darbą, meistrai. Šias ir kitas prekes galite rasti mūsų internetinėje svetainėje vogueautomotive.com. BMW, Mercedes, Porsche, F, G, E klasė. Pasirinkimas jūsų. Tiesos akimirka. Nu, žinai, jeigu manęs paklaustume, tai aš sakyčiau ledas, bet reikia paklausti publikos. Publika, ką manom? Geriau ir būti negali. Ką žinau, šiaip su sparnu labai gerai eina. Atrodo gerai, bet reikia žiūrėti, ar mūsų grotas susukus vairą. Nu, bet kokiu atveju mes jas pjausim, dėsim iš vidaus groteles, kad nereikėtų braukyti jų.
Nu, užsidedam galą. Na tai reikės padaryti su kratelį, suk į vieną pusę. Many months later. Ateik, turim problemėlę. Bilietai užsakyti, viešbučiai užsakyti, kitą savaitę turim kilt, bet radau problemą. Žodžiu, bandžiau sureguliuoti važiuoklę, kad tiesiai stovėtų. Viena pusė susireguliuoja, kita kaip ir irgi susireguliuoja, bet ne vienodam aukštį. Tai kad vienodą aukštį išgauti šitą daug žemiau paleisti reikia negu aną. Tai pradėjau žiūrėti, kas čia ir kur gali būti. Tai o problema mūsų atraminis guolis. Čia guoliai sulūžė, jisai skersavosi, skersai stovėjo. Ir va čia guma irgi išlupta mūsų. Čia matosi sulūžė, šičia išlupta guma. Tai greičiausiai dėl to mum ir nesusireguliavo taip kaip reikia. Tai mes šiandien turim ką? Ketvirtadienį. Turim ketvirtadienį, bandom ieškoti atraminio guolio. Ir būtinai reikia šitą daiktą pasikeisti. Jisai neturėtų būti. Čia guoliai sulūžę. Matyt, gal jisai susiskersavęs buvo ar kaip, nežinau. Bet esmė tame, kad su šitu važiuoti negalim. Tai einam ieškoti guolio, atraminį ir bandysim spėti, jeigu gausim. Guolį radom, užsakėm, tikėkime, kad ateis. Pažadų negalėjo pažadėti, kad pradžioj savaitės bus, bet tikėkime, kad bus. Bet kokiu atveju reikia nusimti buferį, užsidėti spliterį, kad paskui nereiktų, jeigu suspėsim. Tai tada mums liks, kai guolis ateis, susikraut guolis, viskas susikraut atgal ir turėtų viskas gerai būti. Tai dabar nusimsim buferį, noriu uždėti čia groteles iš vidaus padaryti. Ir uždėti mūsų spliterį. Ir tada lauksim to guolio. Bandysim spėti, kaip bus, neaišku. Dėsim groteles į buferį, tai kol nusiėmė buferį, susidėsim. Aš realiai turėjau atsilikusių grotelių, bet jos nėra vienodos, vienos plonesnės, kitos storesnės ir buvom uždėję, bet matosi skirtumas. Tai viena pusė tokia, kita tokia, tai nei vienas, nei du. Tai nusipirkom vienodas grotelės, šitos biški storesnės, ko mums reikia ir dėsim į šitas vietas, kad apsaugot mūsų transmisijos aušintuvą. Tai čia pačioj uždėsim, o viršui paliksim atvirą. Tai dabar įsikirpsim, įsiklijuosim, susidėsim grotas ir galėsim užsidėti spliterį, kol nuimta. O, grotelės labai simpatiškai atrodo. Bet prieš tų labai gražių grotelių reiktų ir spliteriuko. Mano rankose yra M-Performance stiliaus spliteris, dar 3 dalies trūksta. Ir reiktų prisidėti, pasižiūrėti, kaip jinai atrodo. Jinai šiaip būna prie originalios M-Performance apdailos ir jinai atrodo maždaug taip. Jisai subtilesnis toksai, atrodo kaip ir nieko, bet dar turim porą variantų. Antras variantas, kurį galimai jau matėte,
ant mūsų žaliojo monstro, tai yra CSL stiliaus. Irgi neblogas variantas. Manau, kad šiek tiek agresyvesnis negu M-Performance stiliaus, vien dėl va šitų vadinamų corner splitterių. Taip, tai techniškai šita dalis turėtų nusiimti ir jinai turėtų apsigaubti ir užsimauti šičia. Kaip matot, šitie kampai, jie yra agresyvesni ir jie sutampa su panašaus stiliaus difuzorium ir slenkščiais. Taigi, kad susidarytumėt vaizdą, jisai taip atrodo, šito tikrai nekeisim, nes labai gražiai atrodo, o vidurinė dalis, jinai šiek tiek labiau išsikišus, šiek tiek agresyvesnė negu M-Performance, bet kaip 3 dalių splitteris, jisai labai simpatiškai atrodo ant mašinos. Tai būtų antras variantas, o dar turim trečią variantą, kurį tuo ištrauksim iš užančio. Ir laimėtojas. Vogue Automotive V8 Designo VAD1 3 dalių splitteris. Jisai šiek tiek skiriasi nuo ankstesnių variantų, nes gali būti kombinuojamas su šita dalimi, tačiau turi tą vidurinę dalį, kuri yra agresyvesnė, labiau išsikišus palyginti su šitais corner splitteriais. Tai dėsim mūsų dizaino, vis tiek mašina reprezentacinė, įmonės mašina, reklamuosim savo produktą. Tai kaip ir brolis minėjo, 3 dalių VAD Design splitteris mūsų gamintas, tai iš 3 dalių vidurinė lūpa, jinai taip statosi ir tada 2 korneriai. Ir jo, splitteris nėra jisai labai agresyvus ir nėra labai per daug sužeminantis, nes to ir norėjom, kad šiek tiek sužeminta mašinom tiktų ir vis tiek turėtume plus 10 cm tą vadinamą ground clearance, kad neužkabint niekur ant gulinčių policininkų ir taip toliau. Tai jisai gan subtilus, bet vis tiek prideda to tokio agresyvumo priekyje. Dedam šitą. O šiaip prieš dedant, noriu pasakyti, kad šitus visus gražius dalykus galite rasti mūsų svetainėje vogueautomotive.com. Tai pasižiūrėkit, jeigu netyčia turit G80, G82 arba F serijos kokį bimvaliuką, tai tikrai būsit patenkinti savo apsilankymu. Check us out. Susidėjom grotelės, kaip grotelės gražiai atrodo. Tai tas kietesnės nusipirkom, tai čia pačioje apsaugos mūsų aušintuvus, o viršui palieku atvirą. Nežinau, man atvira gražu, gal ateityje ir uždėsim grotelės, bet nemanau, kad čia reikia. Kai apsinešti filtrai, nuimsim, praplausim ir vėl atgal sudėsim. Nu ir uždėjom savo splitterį. Tai šonai, čia šitus karboninius dėjom, iš anglies pluošto pakeitėm, nes originaliai eina juodi. Pakeitėm juos, corner splitterį pripreg karbonas ir vidurinė sekcija. Nežinau, man tai gražu, kai visas vaizdas bus, kai užsidės dar poslenkščiai šonuose, tai visa pačia turėtų labai gražiai sueiti poslenkščiai ir galiniai korneriai. Ir turėtų, manau, labai gražiai atrodyti. Mūsų laukia dar viena modifikacija, kol laukiam savo atraminio guolio. Kaip minėjom, pakeisim DRL modulius. Tai dėsim CSL geltonos spalvos DRL modulius. Sudėsim dabar va mėlynį, originaliai, jie tokie dienos šviesos,
Pirmiausia, padarysim vieną pusę ir pasižiūrėsim, parodysim video palyginimui, kaip atrodo geltona ir su mėlyna kitoj pusėje. Bet šiaip turėtų su visų priekiu, su kapotu, su priekinė lūpa turėtų labai gražiai atrodyti tos dienos šviesos lempos. Einam. Įsiėmėm heatsinkus arba pavadinkim aušinimo elementus DRL moduliam. Tai dėsim Vogue Automotive, mūsų brando, dirbom su šitą gamyklą ganėtinai ilgą laiką, tikrai geros kokybės DRL-ai ir jie keisis taip, va čia bus vidiniai. Tai va čia šitie, o čia šitas. Originalus yra priklijuoti, mes juos gražiai atklijuosim, o nauji turi dvipusę juostą specialią, karščiui atsparę dvigubą juostą, jau užklijuota, tai tiesiog nulupsim ir pakeisim. Ganėtinai lengva. Pajungiam šitą pusę, ana vis dar originalas, tai pasižiūrim, kaip šviečia. Nu, man tai labai patinka, nežinau, kažkodėl ta geltona spalva vis tiek tokio agresyvumo gal priduoda. Aš už geltonus, nežinau kaip jūs, aš už geltonus. Darom kitą pusę. Paliksim taip. O kas toliau? Rytoj laukia guolis, tai yra atraminis guolis. Bandysim pasikeisti rytoj. Ir laukia kelionė. Jeigu viskas tvarkoj, lekim į Vokietiją. O kai grįšim, pasidarysim tas, kas liko dar. Slenkščiai, poslenkščiai, galiniai korneriai, nu ir tas mūsų didelis spoileris. Ir bus kaip ir viskas, o tada žiūrėsim apie galios kelimą downpipas, tada turim PC modulį iš MMR ir pažiūrėsim prieš, ką turim ir pažiūrėsim, kas bus po. O jeigu ir jūs ieškot DRL modulių savo mašinai, ar tai būtų G serija, ar F serija, ar E serija, turim tiek LED-am, tiek xenonam, tiek lazeriam, nueikit į mūsų webshopą ir manau tikrai susirasit realiai BMW darom visam range'ui, tai manau, kad tikrai surasit. Pasiėmėm iš Krastos atraminį guolį su guma, turim jų vietoje. Va mūsų atraminis guolis, naujas, iš Krastos ir guma. Tai užsidėsim atgal, susirinksim važiuoklę
Ir išvažiuosim pravažiuoti prieš kelionę, pasižiūrėsim kaip kas, kur, ar niekas nebarška, viskas tvarkoj. Tai kimbam į darbus. Pasikeitėm savo atraminį guolį, susirinko mašiną atgal, dabar reikės, čia pirmadienio vakaras, reikės dabar išvažiuoti, pasižiūrėti, ar niekas niekur nebarška, ar viskas tvarkoj ir galima bus ruoštis kelionį. Ketvirtadienį vakarą kylam. Tai MK kaip ir jau paruošta, dabar pats laikas ir man pasiruošti antruką. Kaip senais laikais šūmis be barčelo negalėjo gyventi ir neišgyvena. Taip ir šiais laikais. MK be antruko kaip be rankų. Tai davai varom. 12 seconds later. Tai su mašina kaip ir viskas sulo. Bet vienas dalykas yra. Nes jinai neplauta. Lauke lyja. Nieko dėl to padaryti negaliu. Teks tiesiog tikėtis, kad geresnis oras mūsų lauks Vokietijoje. Gal pakeliui kažkur nusiplausim. Bet mašina atrodo, jaučiasi techniškai tvarkinga. Reikia tik neprisišnekėti. O mes jau kaip ir pasiruošę važiuoti. Man.